Šioje laidoje norėčiau pakalbėti apie tokius telkinius, kur vanduo yra labai skaidrus. Juose žuvį sugauti yra sudėtingiausia. Vienas iš tokių telkinių mūsų Kauno žvejams gerai žinomas – tai Lumpėdžių karjeras. Nors jame žuvies yra daug, bet ją sugauti netaip jau lengva. Čia žvejų ne visuomet būna gausu. Nes daugelis žvejų nuo šio vandens telkinio grįžta be žuvies. Ir ne vieną, ir ne 2 kartus. Dėl nesėkmingų žvejybų viena iš priežasčių yra skaidrus vanduo. Skaidriame vandenyje žuvį suvilioti yra daug sunkiau, nes jinai žymiai atsargesnė ir labiau reaguoja į mūsų pasiūlytą masalą ar avižėlę ar kabliuką, tiek į gaudymo būdą. Labai daug kas priklauso tiek nuo virpinimo, tiek nuo avižėlės spalvos ir jos dydžio. Čia gyliai taip pat labai buvo skirtingi. Truputėlį toliau nuo kranto gylis svyravo nuo 5 iki 2 metrų. Žvejyboje yra svarbiausia kantrybė ir nebijoti eksperimentuoti. Ant šios meškerėlės taisė sistemėlę su viena avižėlė ir po apačia dėjęs dar pavadėlį su kabliuku. Štai pirmas man kibimas. Štai ir ešerys. Kaip minėjau, jis užkibo ant tos mano sistemėlės, kur žemiau avižėlės taisęs kabliuką. Ir šis ešerys užkibo būtent ant kabliuko. O ant avižėlės nebuvo kibimo. Ešerys ne pats didžiausias, bet kitokią dieną, kai žuvis nekimba, visai smagu tokią ešerį traukti. Įsitikinau, kad tokiais atvejais, kai vanduo skaidrus arba žuvis labai maitinasi, man ši sistemėlė pasiteisino. Kuomet avižėlė po truputėlį kilnoji, kabliukas ant neilgo pavadėlio maždaug sprindžio, jisai suodo truklio lervą laisvai planiruoja ir nesukelia žuvims jokio įtarimo. Taip atrodytų, kad jis sau gražiai plasnoja. Ir suviliojam žuvį. Tuo labiau, kad šiandien išbandžiau visokias avižėlės. Dėjau ir baltą, ir raudoną, ir geltoną. Bet kibimo ant avižėlės nebuvo. Bet kolegai taip pat pakilo azartas. Pradėjo aktyviai virpinti ir bandyti suvilioti žuvį. Jeigu sako, tu pagavai, aš tikrai pagausiu. Štai man vėl kibimas. Ir vėl traukiu žuvį. Ir vėl ešerys. Ir vėl, kaip matote, vėl ant kabliuko. Avižėlė gal ir suvilioja, bet ešerys jos negriebė ir vėl griebė tik už kabliuko, nes matyti avižėliai sukelia jam įtarimą. Vėl aktyvus darbas, bet šį kartą žuvis kimba ne 5 metrų, bet 2,5 metrų gylyje. Nors giliau žuvies daugiau, bet jos ten nekibo. Tik arčiau priėjęs kranto, man žuvis pradėjo po truputėlį kibti. Vienas telkinys yra savotiškas. Kiekviename tam tikra gaudymo sistema, tam tikra technika. Ypač karjerai. Juose man pavykdavo žuvį sugauti ypač sunkiausiai. Gal dėl vandens skaidrumo, ar gal dėl kažkokių tai žuvies ypatumų. Kolega tiesiog susinervavo. Sako, tau kimba, o man ne. Reikia kažką daryti. Aš jam patariau, keist sistemą. Skaidriame vandenyje užsidėk juodą avižėlę ir išdėstyk ją didesniais atstumais. Po apačia rišk kabliuką. Kolega paklausė ir pradėjo raišioti naują sistemėlę. Nes vis dėlto gaudė pusdienį, bet žuvies dar nematė. Surišęs 2 avižėlės, vieną tiesiog nuo 1 iki 2 maždaug virš metro atstumu. Nes man kibo žuvis, viena arčiau dugno, kita žymiai aukščiau.
Jo manimu, jam nereikės taip aukštai kilnoti avižėlės. Vieną ištisai planiruos aukštai, o kitą visuomet prie pat dugno. Tai dar kartą sulaukiau kibimo, šį kartą kažkas didesnio. Žymiai stipriau priešinasi už praeitus ešerius. Kasgi ten užkibo, kokio dydžio žuvis. Štai, žuvis jau ant ledo. Ir tai ne ešerys, o gan solidikuoja. Smagu tokias kojas gaudyti. Jos karjeruose sugeba parodyti savo jėgą. Ir kaip matote, vėl užkibo ant kabliuko. Kaip pastebėjau, žuvis kibo ant pačio šlaito, jeigu lyginant gilius nuo 5 iki 2 metrų, tai ant pačio šlaito vidurio. Jos matyt pakildavo iš dugno, maitintis truputėlį aukščiau. Nes kiek bandėme didesnėme gylyje, žuvis visai nesimaitino, net kibimo nesulaukdavom. O paėjus arčiau kranto, kur šlaitas kyla į viršų, kibimų vis būdavo dažniau ir dažniau ir pavykdavo sugauti vieną kitą žuvį. Kolega taip pat paėjo arčiau kranto. Ten, kur gylis vyravo maždaug apie 3 metrus. Vaikščioti reikėjo nemažai, kad rastume žuvį, kuri norėjo šį kartą maitintis. Tai kolega ištraukė ir savo pirmą žuvį. Tai nemaža kuoja. Pagaliau kolegai akys prašviesėjo. Nuotaika pakilo ir įsitikino, kad nauja sistemėlė pasiteisino. Dirpinimas labai atsargus, šlėto po truputį keliu ir šlėto judinu sargelį. Valą naudoju 0,10 mm. Mano sargelis yra labai minkštas ir jautrus, nes naudoju vieną avižėlę šratuko formos, kuri yra labai nedidelė. Štai man vėl kibimas, vėl kova su žuvimi. Štai, ešerys ant ledo. Nėra pats didžiausias, bet kaip tokia diena, kai žuvis labai atsargi ir nenori kibti, smagu ir tokį traukti. Ir kaip matote, vėl ant kabliuko. Kaip minėjau, čia netoliese bebrynas. Po vandeniu nemažai šakų. Gal tos žuvis ir ateina pasimaitinti į tą brūzgyną. Gal toje vietoje jos netokios atsargios. Nes kitose vietose, kur gaudėme ir kiti žvejai, kur gaudė, šiandieną rezultatas buvo visiškai nulinis. Daugelis žvejų grįžo be žuvies. Bet kaip matote, mums šitą pavyko sugauti. Štai kolega pakirto kažką tikrai stambaus. Štai koks gražuolis ešerys. Štai tau ir sistemėlė, ir juoda avižėlė. Tokį ešerį galima pavadinti ir kuršmariniu. Nes tokiuose telkiniuose, kaip karjeras, tokį ešerį sugauti netaip dažnai pavyksta. Štai tau ir eksperimentai. Kai toks ešerys vainikuoja rezultatą, tai tikrai smagu. Štai ir man kibimas.
ir vėl traukiu žuvį. Tuoj pasirodys. Ir vėl šį kartą vėl koja. Įdomi žvejyba. Vieną kartą šerys, kitą kartą koja. Ir vėl šerys, ir vėl koja. Labai jau keistai tos žuvys kibo. Nebuvo, kad viena rūšis vien kibtų. Pasikeisdamos. Matėsi, kad žuvis nestovi vietoj. Jinai visuomet migruodavo. Tai užeidavo vienos žuvies būrelis, tai kitos. Kiekvienam karjere reikia rasti vietą tą, kur žuvis ateina maitintis ir būna žymiai drąsesnė. Šiose duobėse galima gaudyti tik karšius, bet jie ne visuomet kimba. Nors kaip vietiniai žvejai pasakojo, čia karšius gaudo taip pat ant kauburėlių, kur yra dideli gyliai ir neryškus pakilimai, kur gyris svyruoja maždaug nuo 8 iki 6 metrų gylio. Tose vietose dažniausiai maitinasi karšiai, arba reikia rasti karšių migracijos takus. Ten galima jų sulaukti. Bet jie kimba labai įdomiai. Būna, kad per dieną kimba pusvalandį, o kartais net ir dar trumpiau. Praeinantis būrys, kiek spėjai iš jo pagauti, tiek tavo. Ir vėl sėdi, ir vėl ilgai lauki. Bet kaip žvejai turi kantrybės. Jie kartais dėl vienos žuvies prasėdi vienoje vietoje visą dieną. Tokiuose karjeruose žuvį rasti netaip jau lengva. Tuo labiau, lyginant su ežerais, prie gylio skirtumai labai nevienodi. Gali būti viduryje ir sala, ir pakilimas, o gali būti ir duobė. Kartais prie krantų didesnis gylis nei to karjero viduryje. Tokių kauburėlių reiktų dažniausiai ieškoti, nes aplink juos ir dažniausiai būriuojasi mums reikalingos žuvys. Jas nereiktų ir vilioti. Praeitomis dienomis, kurie žvejai čia gauti, steistino sistemėlės. Paprasčiausiai ant pavadėlio uždėjus kabliuką ir nuleidus ant dugno. Jo net nejudinant, žuvis maitinosi nuo dugno. Šį kartą toks gaudymo stilius nepasiteisino. Reikėjo labai švelniai ir atsargiai virpinti, norint sugauti žuvį. Kitą dieną gali būti ši sistemėlė ir nepasiteisinti. Reiktų keisti ir avižėlių spalvas, o gal ir pačią techniką pakeisti, virpinti agresyviau ir dažniau. Meškerėlės judinimo technika turi labai didelę įtaką. Labai daug priklauso nuo sargelio jautrumo, nuo valo plonumo ir nuo pačio darbo. Svarbiausiai, kad uodo truklio lerva laisvai planiruotų. O kaip šį kartą. Kolegai pavyko suvilioti žuvį. Jo kantrus darbas davė rezultato. Tuoj pasirodė žuvis ir štai šerys. Vis dėlto kantrus darbas visuomet atsiperka. Kolega nesigailėjo, kad pasikeitė sistemėlę, pakeitė avižėlę ir sulaukė rezultato. Kiek atrodo, nedaug trūksta iki to, kad turėtume rezultatą. Tik reikia kuo daugiau eksperimentuoti, nebijoti kažką keisti. Aš šį kartą nusprendžiau žvejybą užbaigti. Kolega dar liko ant ledo. Nusprendė dar bandyti suvilioti vieną kitą žuvį. Tai tiek šį kartą apie karjerą.